5, 5, 5, 1, 2. Lėtas valsas. Gintai! Gintai! Kur ta ryža bestija? Mesgi buvom tarę su tavim. Aš šitos masažystės nepraleisiu. Panelė, jūs ką galvojate? Jūs ką galvojate, kad jeigu jūs galite masažuoti, tai jūs galite sugriauti mano projektą, taip? Man 2 metų reikėjo, kad šitą projektą sukurti. Palaukit. Jurijau, būkit geras, aš suprantu, kad jūs 1,5 metų nekalbėjote ir esat kaip arklys nevalgė žolės metus. Tu geriau eik ir drūkiai pasakyk, kad tai truputėlį ten negablentų ir raiškiau šnekėtų pavardę. Jurijau, būkit geras, gal skandalą pasilikit trečiai laidai, mes žinom, kad aš neleisiu iššokti. Jūs nesuprantat, šį projektą žiūri vaikai. Kokį mes pavyzdį duodame? Jie visi internetą matys, ką jie ten išdarinėja ir po to mes turėsim iš jo žvaigždę daryti. Jurijau, yra toks posakis. Aš nedirbsiu, nenoriu aš dirbti yra šitą toks projektą. posakis, kas psichiatrinį randa pirmas baltą chalatą, tas gydytojas, ar ne? Nepradėkime, būkit geri. Tu nemoralizuok. Šitos porno nereikia mūsų projekte. Jurijau, Nenoriu aš. Ne tik apie Jurijų sukasi visas pasaulis, nu kažkaip negražu, gal paklauskim tiesiog, turėkime daugiau nuomonių. Jeigu keista, tai galima padaryti bent jau. Bent kelias daugiau. Ar jūs prieštarautumėte, jeigu Jolanta ir Marius šoktų mūsų projekte? Ne. Ar jūs prieštarautumėt? Tikrai ne. Čia tas pats, ką mes vaikams pasakysime, ar kažkas Jurijau išėjo. Būtų labai gerai, kad jeigu laida prasideda, būtų vis dėlto laida pradėta nuo šokių, nors... Jurijau, jūs esat mums skoloj laidos sugadinimo pradžiai, bet nieko tokio. Žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. Jurijus bet kuriuo atveju seniai laikomas yra komisijos pirmininku. Tai aš manau, mes jį sutriuškinsime vienu labai aiškiu dalyku. Ką tik iš užkulius organizacijos...